Sveiki visi. Sveiki visi, sveiki Vytautai dar kartelį. Pasispaudžiam. Pasispaudžiam. Taip. Kai man paskambino Deividas Staliūnas, organizatorius visos šitos puikios konferencijos, tarp kitko, nepraleiskim progos paploti Deividui. Ir skambino Deividas ir sako, klausyk, DPD nori pasišnekėti apie Freshą, apie maisto pristatymą internetu, gal galėtum kartu sudalyvauti diskusijoje. Aš pasakiau maždaug žodis taip, sakau, Deivi, o jie girdėjo, ką aš kalbu apie maisto prekybą internetu Lietuvoje, koks maždaug mano nuomonė ir matymas situacijos. Na, Deividas sako, tai gerai, kaip tik padiskutuosit, bus smagiau. Tai pasinaudosiu šitom pirmom keliom minutėm, kad išdėstyti, ką aš manau apie maisto prekybą internetu Lietuvoje. Ir artimųjų aplinkoje sužinomas kaip toks istorijos mėgėjas ir kartais įdomu pasikapstyti Lietuvos interneto ir ypač e-komercijos istorijos tose klodose, archeologiją tą tokią internetinę užsiimti, kaip bebūtų su e-komercija dirbau kokį 15 metų. Ir mes turėjom tokių vardų, kurių mūsų jaunesni klausytojai galbūt nebelabai ir atsimena. Pavyzdžiui, buvo tokie veikėjai kaip Žiogas LT, buvo tokie veikėjai kaip ZZZ LT, pagal šios laikus ne pats sėkmingiausias pavadinimas būtų. Mes turėjom tokį žaidėją kaip Fresh Market. Tai visi buvo tokie palyginti pure playeriai, kurie atėjo prekiauti internetu maistu, neturėdami stipraus retailo užnugario. Mes turim Barborą, kuri veikia labai senai, mes turim iki su Last Mile, atėjo Rimi, mes turim visą eilę kitų žaidėjų. Bet jeigu pažiūrėti į Barboros rezultatą tose pačiose rekvizituose, tai iki mokestinis nuostolis čia pernai metų, jeigu neklystu, apie 7 milijonus. Last Mile'as mes kalbam apie 2 su kapeikom, žodžiu, bendras vaizdas neypatingas. Jeigu žiūrėti, kodėl nesisekė, bet tai toliau tie projektai juda, nes už jų stovi organizacijos su labai giliom kišenėm ir matyt pakankamai aukštų šitokį skausmo slenkščių, sakykim taip, pinigų padeginimui. Kodėl nepaėjo tiems pirmiesiems mano išvardintiems, kodėl jie taip greitai nusibaigė? Ir atsakymas yra logistika. Tikrai taip. Ir čia Tomas neleis man sumeluoti, prekyba, apskritai elektroninė komercija yra labai didelė dalim logistikos biznis. Ir kai tu pradedi prekiauti internetu maistu, tu bandai sulaužyti vartotojų įpročius, kurie yra susiformavę per nemažai laiko. Tie įpročiai yra nusistovėję pirkti parduotuvėse, kur bebūtum Vilniui, Kaune ar bet kuriam iš didžiųjų miestų, 10 minučių atstumų nuo tavęs yra bent 3 prekybos centrai. Ir tam, kad sulaužyti tą įprotį, tu turi pasiūlyti paslaugą, kuri yra įmanoma čia pat ir dabar. Kitaip tariant, visiems tiems žaidėjams reikia turėti perteklinės, sakykime taip, logistinės išgalės. Kad tu turi turėti tą availability, gražus lietuviškas žodis, čia ir dabar, kad vartotojas gali užsisakyti ir jam bus pristatyta per protingą laiką, rytoj, bet ne už savaitės. Tai reiškia, kad naujai atėję į tą rinką turi turėti savo logistiką ir ją turėti perteklinę. O ką mes žinom iš logistikos verslo, jis yra pelningas tol, kol dalykai važiuoja. Mikriukas, kol važiuoja, traukinys, kol važiuoja, lėktuvas, kol skrenda, tada jie uždirba pinigus. O kai jūs važiuojate pro Vilniaus Akropolį ir matote stovi ten geras tuzinas Barboros mikriukų, tai ten nestovi Barboros mikriukai, ten dega pinigai. Ne? Tai šitoj viso vietoj, aš užbaigiant tokią įžangą, aš dėl to ir buvau visą laiką labai skeptiškas, kad logistika yra antiek brangus dalykas, kad žaidėjai su seklesniem kišenėm jos nepatempia, bet mes matom, kad žaidėjai ir su giliom pakankamai kišenėm nesugeba, jiems nepavyksta lygi šiol to padaryti pelningai. Net per COVID metus Barbora vis tiek buvo nuostolinga. Ir štai čia mes turim DPD Fresh, kur yra tik tai logistika. Taip. Ir čia man, ir aš tikiuosi daugeliu iš mūsų, yra labai įdomu, kodėl turi pavykti jums. Tai Vytautai, ačiū už tokią pradžią apie savo nuomonę ir požiūrį. Tai
visiškai sutinku su vienu pasakymu jūsų, aš jį paminėsiu dar vėlesniam kontekste. O kodėl mums turi nepavykti, čia yra didesnis klausimas. Mes keliam į kitą pusę. Tai jeigu pasižiūrėti apie tai, nuo ko viskas prasidėjo, tai buvo atlikta tikrai nemaža dalis tyrimų, rinkos tyrimų, būtent kas ir parodė, kad šitas kelias maisto siuntų tikrai yra niša, kur DPD gali būti ir kur gali gyvendinti. Tai jeigu matysime skaidrėse, sakykime, kur yra šviežio maisto ir gėrimo užsakymai, tai jie yra tarp batų ir pramogų. Tai reiškia, tam viduriukai atsiranda šviežias maistas. Ką išmokė? Taip, COVID'as pakeitė taisyklės internetinės prekybos. Taip, jis išmokė užsisakinėti žmonės internetu. Siuntas gauti į namus. Tai šitoj vietoj matome, kad iš tų, kurie užsisakinėja maistą, gėrimus į namus, 55% jie užsisakinėja ir ruošimui skirtą maistą. Tai reiškia, mūsų kaip tik ta linija ir yra fresh foodas, šviežias maistas. O Tomai, kolegoms susirinkusiems, kurie neįsigilinę į jūsų siūlomą modelį, tai mes gal pakartokim. Jūs neplanuojate turėti savo dark store, jūs neplanuojate turėti savo parduotuvių. Taip. Šitam etape tikrai nebus nei sandėlių, nebus nei parduotuvių. Mes jau šokam tiesiai į patį galą, ką mes esam padarę ir ką esam nusimatę. Bet šitoj vietoj mes įgalinam su šitą paslaugą būtent bet kurį Lietuvos gamintoją, bet kurį Lietuvos ūkininką, bet kurį platintoją nusiųsti maistą reguliuojamam temperatūram 0+4 į bet kurį Lietuvos kraštą. Nesvarbu, kur tai bebūtų. Ar tai bus Biržų rajonas, ar tai bus pats tas Vilniaus miestas, bet galbūt siuntėjas bus ūkis iš vieno ar kito rajono atitolusio nuo didžiųjų miestų. Taip tariant, šio projekto tikslas yra įgalinti P2P maisto prekybą. Jūs fasilituojate tą pačią sudėtingiausią... Sustabdysiu ne B2B, B2C. P2P, Povilas Povilui, peer-to-peer. Ai, peer-to-peer, sorry. Taip, ta prasme, mes įgaliname siūsti maisto siuntas visoje Lietuvoje būtent tom sąlygom, kurios reikalingos yra maisto siuntoms. Kaip tai atrodo fiziškai? Aš esu žvejys Kintuose, rūkau plekšnės, ar karšius, ar ką ten įmanoma pagauti, atsiprašau, tikrų žvejų, kas gali įsižeisti nuo tokio nežinojimo. Ir Facebook'e reklamuoju savo produkciją. Suprantama, kad didžiausia perkamąją galę turinčių žmonių didžiausia koncentracija yra Vilniuje. Ir Facebook'e žmonės nori nupirkti karšiuką, ar unguriuką, ar dar kažką tai. Ką man daryti? Kai jūs turėsite sutartį su DPD dėl DPD Fresh paslaugos, jums tik Facebook'o jau gali ir pritrūkti. Jums net reikės būtent elektroninės vietos platformos, kur prekiauti ir kur priimti užsakymus ir kur valdyti visus užsakymus, kurie įkrenta jums. Tai paprasčiausiai sudarom sutartį ir kitos dienos pristatymas šviežio maisto atkeliauja į Vilnių, į Kauną, pas jūsų klientą. Užsakymas jums įkrito, šiandien atvažiavom, surinkom siuntas, kitą darbo dieną atvažiuoja pas klientą, pas galutinį vartotoją. Kaip jums sekasi šitos pačios pirmosios, jau nebe dienos, netgi, tarp kitko, DPD stende galite šaldytuve pamatyti produkcijos, kurią jau gali užsisakyti per DPD Fresh. Kaip pirmi įspūdžiai, gal kažkokių įdomesnių tendencijų ar netikėtumų pamatėte? Pirmieji įspūdžiai galėsim kalbėti apie jos tokius, sakykime, kitais metais, kai metus visus išdirbsim. Pirmieji įspūdžiai, rinka labai yra ištroškus šitos paslaugos. Jai reikia, ji nori siūsti, klientai nori gauti produktus, išskirtinius produktus ypatingai nori gauti, nes ne visus galim produktus rasti tuos didžiuosiuose prekybos centruose, ką gali lietuviai pasiūlyti. Taip, nėra rinkos dalyviai visi pilnai pasiruošę. Nėra pilnai pasiruošę savo elektroninės prekybos, nėra pilnai pasiruošę savo produkto. Kaip pat iš vieno ūkio sako, viskas gerai, Tomai, aš siūsiu,
bet kitais metais, kada aš savo prieaugį pasididinsiu, kada aš galėsiu, nes mano dabar viskas yra sudėliota. Tai ruošimasis rinkos, sužinojus apie tai, kad ateina DPD, čia dar pavasarį, prasidėjo, suintensyvėjo labai stipriai. Ir šiai dienai galit matyti tikrai ir pamatysite mūsų DPD Fresh turgelėje, kur mes suteikėm irgi papildomą tokią reklamą, kur gali žmonės rasti, pamatyti ir įsigyti, užsisakyti. Tai nėra mūsų marketplace'as, tai yra papildoma vieta, kur galima atrasti būtent tas įmonės, kurios jau siunčia arba jau greitai siūs. Kaip tai atrodo fiziškai, techniškai? Tai vėlgi grįžtam prie to paties žvejo iš Kintų pavyzdžio. Aš turiu sutartį su DPD Fresh, aš turiu užsakymą, ką aš toliau darau. Aš kažkur duodu žinutę, kad atvažiuotų kurjeris. Tai naudojatės tą patį esant.lt mūsų platformą, sutarėm dienas, kuriomis atvažiuos iš jūsų užsakymus surinkinėti, tinkamai supakuojat kas be ko, nes tose siuntose važiuos, kaip jūs sakot, rūkyta žuvis ir kažkas konditerijos. Tai čia reikalavimai yra tie skirti, kad nesklistų kvapas ir nesklistų drėgmė, kad siuntos negadintų ir nepakeistų jos skoninių savybių ir kvapų. Tai čia. Ar tai yra specializuotas pats transportas, ar specializuoti konteineriai? Kas tai yra? Tai, kaip pat ir jūs sakėt, gali šitam žaidime žaisti tik tai su giliom kišenėm žaidėjai, o DPD tokie ir yra. Tai šitoj vietoj, taip, prie visos investicijos, prie viso to, kas dabar dirba, kas važiuoja paprastos siuntos, integravom ir termotransportą, o toliau žiūrim, į kurią pusę rinka pasisuks. Bet šiai dienai mes įgalinome siūsti siuntas visoje Lietuvoje, integruodami termodėžės su temperatūriniais davikliais, su užtikrinta temperatūra matuojama ir pakitus temperatūrai mums netinkamo pusę laipsnio iš karto alertavimas, prasideda pranešimai, kad kažką reikia daryti. Tai apsaugos sudėtos visos, kiek tik įmanoma. Kaip Jūs matote savo geografiją, būtent klientūros, jeigu kalbėjote apie pardavėjus ir pirkėjus, ar maždaug taip, kaip buvo su ta tradicinė elektroninė komercija, kai absoliuti dauguma pirkėjų vis tiek yra didieji miestai? Labai įvairiai. Ar šitai galima prasiplėsti? Šitoj vietoj vien tik tais siuntėjai atsiranda daug siuntėjų iš regionų, iš rajonų. O pirkėjų pagal šiandien dieną yra dengiami, realiai visą Lietuvą išvažiuoja. Taip, visada Vilnius galbūt bus pirmu numeriu, bet pagal maisto siuntas šiai dienai tai yra ir rajonai, regionai. Kokias išvelgiat tendencijas, jeigu žiūrėti jūsų rinkos matymą, kada Jūs įsivaizduojate, kad šita paslauga jau išeis į platų vartojimą iš šito testinio laikotarpio, kaip Jūs patys planuojatės? Į platų vartojimą jinai išeis tada, kada bus įgalinta kuo daugiau siuntėjų būti. Kai žmogus supras, kad jisai užsisakydamas maistą per DPD Fresh paslaugą, nenukentės to maisto nei kokybė, ką išsiųsiuntėjas, tą jisai ir gaus, kad bus užtikrintos visos sąlygos. Pokytis, taip, jis turi atsirasti, po truputėlį jis ir keičiasi. Bet ką rodo, sakykime, visi duomenys e-shopper barometro, kas yra atlikta tyrimai, tai rodo tik tendenciją augti ir didėti ir plėstis. Ir kad užsisakinė žmonės produktus savo mėgstamus, norimus iš bet kur Lietuvoje gauti savo į namus, tai tik tai didėjimas. 5 metai, Gabrielius sako. Ok, nuimam laiką. Galim. Truputėlį paprovokuosiu. Pats minėjai dabar visiškai prieš kelis sakinius, kad Jūs nesat marketplace'as, o šitam etape esate įgalintojas. O tokių pamastymų, o patapti tokiu. Jeigu jau Jūs išsprendėt pačią sunkiausią, komplikuočiausią ir brangiausią dalį, aš nesakau, kad pakurti marketplace yra pigu ir paprasta, bet ar neatrodo Jums tai kaip natūrali evoliucija šito modelio? Nes, kaip pats minėjai, daug mažiukų tų pardavėjų, jiems tikrai vargas yra pasidaryti savo shopą, jiems vargas yra online'inė reklama, jie tų dalykų nesupranta, jie yra tiesiog one-stop shopas patys savo visi. Ar pasiūlyti tokią galimybę ir dabar aš jau lendu į slaptus planus? Jau Jūs norit pasiūlymą pateikti šiandien? Tai galėsime užkalbėti po to. Žinoma. Ar tiesiog, ar teoriniai pasvarstymai vyko šią linkmę?
Tikrai taip. Šiai dienai mes stebime, kas yra rinkoje. Kaip žaidėjai, kaip dabartiniai marketplace'ai jau esami, regioniniai, bet jie įgalinti visą Lietuvą jausius, kaip jie dirba, kas išauks. Na, sakykim taip, duodam savo 12 mėnesių, tiksliau duodam rinkai 12 mėnesių, pažiūrėkim, kas bus. Jeigu nematysim nieko, tai kodėlgi ne? Žinoma, kas be ko esam pasiruošę ir investuoti į tą marketplace. Puiku, labai įdomu. Grįžtant prie to viso žaidimo, būtent prekybos maistų internetu, mes turim pavyzdžių vėlgi, jeigu imti didžiuosius mūsų retailerius, ta pati Maxima su Barbora, iki su Last Mile, Rimi. Mes matom, kad tai nėra paprastas žaidimas. Mes turim žaidėjų tokių kaip Norfa, kur ponas Dundulis, matyt, sėdi dabar labai patenkintas, kad neišleido tų visų pinigų. Kokią jūs matot galimybę atėjus laikui ir įrodžius modelio tą visą gyvybingumą, ateiti pas tuos didžiuosius žaidėjus ir sakyti, o jūs uždarykit tą savo jums galvos skausmą keliančią logistinę dalį, atiduokit mums? Matome, bet ne šitame etape. Tikrai tai nėra tas etapas dabar nuo ko. Dabar yra įgalinti būtent tuos smulkiuosius verslus, tuos smulkiuosius gamintojus. Na, prieš tai, kaip ir buvo farm to fork, nuo ūkio iki stalo. Tai, kad jie galėtų nusiųsti, atsiųsti ir dalintis visu šitu. Prekybos didieji centrai, na, jie patys savo darosi, jie turi savo sandėlius, jų logistika yra kitokia pagrįsta. Jų vis tiek yra gaunasi lokaliai iš to taško. Mūsų yra visa Lietuva dengiama. Nes čia aš ir matau didelę galimybę, nes vienas iš momentų, mes visi pamenam COVID-ą, aš praleidau jį pas save kaime, tarp kitko noriu dar kartą DPD padėkoti ir perduoti linkėjimus kurjeriui Ryčiui, kuris prižiūrėjo Želvos, Videniškio ir Molėtų visą tą regioną, tai buvo puikus vyrukas, aš tikiuosi, jis lygi šiol dirba. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie maisto pristatymą, mus tada labai vadavo šitą taip vadinamą autolavkę. Toks vietinis iškinys. Tai kadangi bet kas iš didesnių, kaip pats ir minėjai, ta pati Barbora, Rimi ir panašiai, jie dirba regioniškai aplink savo tos didžiosius centrus, didžiosiuose miestuose, tai šis konceptas iš esmės atveria galimybę papirkti maistą ir visai tokiam giluminiam kaimo vietovėm, bet kur pasiekė DPD pristatymo tinklas. DPD kurjeriai važinėja po visą Lietuvą, dengia visą Lietuvą. Tai reiškia, jeigu dengia visą Lietuvą, reiškia, visa Lietuva yra mūsų potencialūs klientai. Šitoje vietoje atsiranda rinka ir gamintojai, visa Lietuva. Turėk per ką prekiauti ir prekiauji visiems. Elektroninė prekyba. Ar pats jau suradai kažką tai nusipirkti, kas tave nudžiugino ir ar atradai naujų produktų, kokių pats savo šeimynai namams? Tikrai taip. Pats esu, kaip ir prisistatymė, esu tos maisto srities atstovas. Atėjęs į siuntas, bet tai yra darbas su visom maisto įmonėm. Mėsa man yra numeris 1. Sužinot, kad iš to ūkininko nusipirkęs aš gausiu iš to tokią galimybės užsisakyti, puikus dalykas. O dabar kaip tik ir matom mūsų tą, vadinkim, DPD Fresh turgelį su jau siunčiančiais arba jau greitai siūsiančiais e-commerce pardavėjais. Tai kiek dabar turite aktyvių pardavėjų? Aktyvių pardavėjų yra daugiau negu yra DPD Fresh turgelėje, dėl to, kad čia mes sudedam būtent, ką gali užsisakyti. Ne visi ateina. Ne visi turi ką pasiūlyti dar, per ką pasiūlyti savo produktą. Jie kai kurie yra irgi dar to Facebooko lygmenyje, bet dairosi į galimybės. Visos paramos, viskas yra tik tais, kad galėtų tą daryti. Ką matot iš savo darbo su jais? Na, mes įsivaizduojam, jau profilis aiškus, tai yra nedidelis žaidėjas, nedidelis ūkis, nedidelis gamintojas. Kas yra jų pardavimo kanalai pagrindiniai, per kur jie parduoda? Ar jie turi savo e-parduotuvės, ar vėlgi per socialinius tinklus, ar kažkaip kitaip? Vieni turi savo e-parduotuvės, kiti paeina po kitom e-parduotuvėm. Čia labai įvairiai, matom, vienas ir iš didesnių gamintojų yra irgi pas mus mūsų klientas, kuris elektroninę prekybą vysto ir didėja siunčia savo siuntas būtent.
Šauniai. Kas visam šitam kely, be abejo, jūs planuojate organizaciją su ilga istorija, patirtim ir žiniom, bet gal buvo kažkokių nenumatytų sunkumų, ko galbūt nesitikėjote pradėję šitą dalyką? Na, jeigu iš tokių, nežinau, kaip ir visi, ko gero, visa elektroninė prekyba viskas susiduria su IT dalykais. Tai kai atsiranda IT dalykai išsprendimas iki galo, tada atsiranda klausimų daug, kad sudėti viską ir kad viskas veiktų stabiliai. Na, nepaslaptis, mūsų startas buvo numatytas kur kas anksčiau, bet dėl tam tikrų IT dalykų užsitęsė visas šitas dalykas. Bet tas tendencijas matom ir pas savo dabartinius jau greitai besijusiančius siuntėjus, kurie pardavėjus. Koks apytiksliai tokios prekybos vidutinis krepšelis yra? Į ką mes žiūrim? Ar jis turi tendenciją augti, ar jis yra plius minus stabilus, ar jis yra didesnis negu tikėjotės? Šiai dienai galbūt dar tai yra anksti irgi kalbėti, nes tai yra 2 mėnesiai veikianti platforma, 2 mėnesiai veikianti paslauga. Tai kalbėti apie vidutinį nuo iki. Tai yra nuo 5 iki 150 eurų krepšelis, sakykime, tikrai vaikščiam. Prašau, visai šauniai. Labai įdomu, gal mes turim kažkokių klausimų iš auditorijos? Gal mes turim čia potencialių pardavėjų jau susirinkusių? Arba mes negirdim, arba nematom, arba klausim. Arba viską labai nuodugniai supasakot. Ačiū, Vytautai. Ja, Tomai, ačiū, baigiam kiek anksčiau, bet jeigu klausimų nebėra iš kolegų, tai gerų visiems pietų, pagalvokit, kokias galimybės jums atveria ši nauja paslauga. Mano paties nuomonę ir optimizmą tai sužadino, tai yra naujas požiūris kitų kampų, kuris sprendžia labai daug klausimų būtent tiems smulkiesiems žaidėjams, o ateityje, aš tikiu, ir didieji gali ateiti pasibelsti į duris. Tai labai bus įdomu stebėti. Matykimės kitais metais čia pat šitoj scenoj, kai papasakosit, jau turėsite daugiau žinių iš kovos lauko. Ačiū labai. Ačiū labai visiems, o aš noriu tik paraginti, jūs dabar drąsiai galite nueiti į dpdfresh.lt, mūsų turgelį, ir jau kitai savaitėje užsisakyti siuntinukus.